galbūt ir patalpinsim šią medžiagą internete. Taip, manau, viskas įrašinėjama. Labai gerai. Keliaujam toliau. Šiandienos programa ir formatas. Trukmė planuoju tilpti į 1 valandą. Tačiau gali turėti ilgiau, jeigu turėsim daugiau klausimų ir diskusijų, vis laiką atviras. Įžanga, tai yra, ką mes šiandien kalbėsime. Andriau, turi klausimą? Mačiau, kėlė ranką. Ne, supratau. Toliau pasidalinsiu perprasminimo strategijomis, ką mes naudojam NLP su klientais, su verslu, su konsultavimu. Pasidalinsiu vienu pratimu, kuris padės jums šiek tiek pralavinti savo mąstymą, kaip ten sako, think outside the box, kūrybiškiau žiūrėti į situacijas gyvenime. Pabaigai bus klausimai ir atsakymai, tai yra jūsų laikas. Ir kas išgyvens iki galo, pasidalinsiu vieną unikalią galimybę bonusų tiems, kas rimtai galvoja apie verslą. Tai ko gero tiek trumpai. Ir vienas pranešimas prieš keliaujant toliau, tai yra tai, kad šis laikas yra jums. Aš esu čia dėl jūsų. Tai jeigu yra klausimai prieš pabaigą, rašykit juos į chatą, aš juos peržiūrėsiu ir atsakysiu. Dalyvaukite aktyviai, tai reiškia, kad užsirašinėkite idėjas ir mintis, tiek mano, tiek savo, kas jums šauna kaip idėjos, nes manau, kad jūsų idėjos yra geriausios. Ir tiesiog, jeigu vairuojate, tai galbūt sustokite, nes žinau, kad būna, kas webinaruose dalyvauja ir automobiliuose. Ok, keliaujant toliau. Įsitikinimai. Daug kas įsitikinimus maišo su vertybėmis ir identitetu, tai tiesiog kad visi būtume vieno suvokimo. Įsitikinimai tai yra tai, kuo mes tikime gyvenime. Visi tie įstatymai, taisyklės, kuriomis mes vadovaujamės. Įdomu yra tai, kad mes dažnai jų nejaučiame, todėl kartais reikia savo priminti, kuo mes realiai tikime. Tai pavyzdžiui, jeigu paimtume pačią buitiškiausią situaciją, esame parduotuvėje, eilėje ir kažkas užlindo prieš mus. Pirma mintis ir yra mūsų įsitikinimas ar taisyklė, tai yra, kad negalime užlysti prieš kitą žmogų eilėje. Kodėl? Mes jau taip esame išmokę, ne? Toliau, jeigu, pavyzdžiui, vėl vairuojame kažkur gatvėje, įsitikinimas yra, kad užleisti į kitą žmogų, kuris galbūt laukia įvažiavimo. Vieniems ši taisyklė galioja, kitiems galbūt mažiau, jeigu mes skubame. Versle įsitikinimai irgi būna įvairius, pradedant nuo to, kaip mes galvojame, tai yra apie produktą. Viena didžiausių klaidų esamų verslininkų, pradedančiųjų ir patyrusių, tarp kitko, yra tai, kad mes galvojame, jog mūsų produktas yra geriausias. Jeigu mums šovė idėja, tarkim, sukurti kažką tai unikalų, nežinau, gėlyną, sodą, automobilio priedą, telefono dangtelį, ir restorano koncepciją, mes galvojam, kad tai yra fantastiškiausia, geriausia idėja, kurios iki šiol neturėjo niekas. Ir mes esam patys geriausi. Ir su šia idėja mes dažniausiai einame jau ją vystyti, ją kurti ir galiausiai rinka pasako, ne rinka, bet realiai žmonės pasako savo pinigais balsuodami, ar ta idėja iš tikrųjų yra gera, ar iš tikrųjų jinai gera yra tik tais jums. Dėl to aš vis laiką skatinu žmonės kritiškai vertinti savo idėjas, nepaisant to, kad mes labai pozityviai, motyvuotai į jas reaguojame ir apie jas galvojame, visgi pasaulis nėra vien tik tais mes. Ir tą idėją reikės kažkam kažkada parduoti. Tai vienas iš, ko gero, pavojingiausių įsitikinimų yra tai, kad mano idėja yra geriausia ir man pasiseks. Apart to, kad mes turime įsitikinimų, kurie mus motyvuoja ir įgalina, yra ir ribojančių įsitikinimų.
ribojantys įsitikinimai tai yra tos mintys, tos idėjos, kurias mes turime savo galvoje. Ir kodėl jos yra tokios žalingos, tai yra dėl vieno labai svarbaus faktoriaus. Tai yra tai, kad tas balsas, kuris sako, kad nedaryk, neišeis, palauk, tas balsas yra mūsų balsas, jis yra mūsų galvoje ir mes galvojame, kad tai esame mes. Nors iš tikrųjų tai galbūt nesame mes. Ir čia visai norėčiau prisiminti Alano Patso klausimą. Jeigu galvoje yra balsas, ne, ir mes galvojame, kad tas balsas yra mūsų, tai ir tas balsas esame mes. Tada kas yra tas, kuris klausosi to balso? Ne? Tai pavyzdžiui, nes jeigu jisai yra, tai kažkas jį ir girdi, o jeigu jį girdi kažkas kalba, tai tada tai kuris esi tu kaip asmuo. Tai va, tai šita idėja gan padėjo šiek tiek atskirti save nuo ribojančių minčių, turint omenyje, kad tos mintys dažniausiai atėjo iš mūsų vaikystės, iš paauglystės, kuomet žmonės, mūsų tėvai, artimieji tiesiog saugojo mus nuo sužalojimų, nuo pavojų, tiesiog nesąmoningai įskiepijo mums visiems absoliučiai tus saugiklius, kurie šiuo metu suaugus galbūt nėra tokie naudingi, kaip turėtų būti. Tai va, tai įsitikinimai, tie žodžiai, tos mintis, jos mus saugo, tai yra tam tikra pozityviai teigiama jų intencija. Ir antras dalykas, kol kas, ką būtina prisiminti, tai yra tai, kad tos mintis, tai įsitikinimai nesame mes. Jie nėra iškalti akmenį, jie nėra nepajudinami, mes juos nuolatos galime keisti. Taip, tai pagrindiniai įsitikinimai, kurie mus stabdo, jų yra galybė ir kiekvienas turi juos unikalius pagal save. Tai, kiek leidžia mano patirtis, aš sugrupavau mūsų įsitikinimus, kurie mus stabdo, riboja į 3 pagrindinės kategorijas. Pirmoji tai yra baimė. Baimė tai yra emocija visų pirmiausia, kurią mes galime jausti arba nejausti. Jinai ateina ir jinai dingsta. Tai čia būtina prisiminti, kad tai nėra irgi kažkas, kas yra amžina, tai yra momentinis jausmas, būsena ir emocija, kuri yra sąlygojama kažkokas yra aplink jūs. Taigi, kuomet pradedame verslą arba bet kokią naują veiklą savo gyvenime, natūraliai atsiranda ta komforto zonos riba, nepatogumas ir baimė. Baimė kažką prarasti galbūt savo resursus, savo gerą vardą, prarasti pinigus, prarasti draugus, tarp kitko draugai ir socialinis ratas yra didelis stabdis visiems tiems, kas nori kažko daugiau ir geriau savo gyvenime. Nes jie yra tie balsai, kurie sako kartais, kad nebandyk, ką čia stengtis ir neverta. Kartais draugai yra labai motyvuojantis ir sako, davai, daryk, bandyk ir taip toliau, kas yra gerai. Tačiau, ko mes norime, yra kritiškas vertinimas. Ar tau tikrai to reikia, ar tu tikrai to nori ir ar tu eisi iki galo. Tai va, tai baimė kažką prarasti nuo gyvenamos vietos, nuo pinigų iki žmonių, artimųjų, gero vardo, darbo pozicijos ir aplamai galimybių. Nes galimybių yra tiek daug, kad jos kasdien mus ir blaško. Tai va, tai čia verta yra turėti tikslą. Toliau baimė yra pradėti. Čia kaip suaugusiems žmonėms yra vienas, ko gero, iš labiausiai ribojančių faktorių, tai yra nauja veikla. Nauja veikla, kuomet mes esame absoliučiai nevykę, nemokam kažko padaryti ir tai realiai gniuždo mūsų pasitikėjimą ir mūsų įvaizdį apie mus. Tai čia yra labai geras pratimas priminti savo, kad mes nesam tobuli ir kad visą laiką reikia mokytis. O tam, kad išmoktum kažką, reikia pradėti kažką nuo pradžių. Kai pradėti kažką nuo pradžio, yra tas nepatogumas, diskomfortas, kad, žinai, kad tu nesi pats geriausias, kad tavo vaikai gali būti geresni už tave. Tai čia labai geras priminimas tėvam, kas turi vaikus, kad tenais
kompiuteris, telefonas, ane, jie viską daug geriau išmano ir geriau pagauna negu kad jūs. Tai baimė pradėti yra absoliučiai natūralus, normalus procesas ir jausmas, ir jį reikėtų reguliariai bent kartą į metus praktikuoti, pradedant naują bet kokią veiklą, nuo stalo žaidimų iki sporto, iki knygų skaitimo, iki kažkokių tai veiklų, hobių, kaip kovos galbūt menai, piešimas, rašymas ir taip toliau. Ir pirmas bandymas, ko gero, nebus pats geriausias, bet tikrai verta bandyti vien dėl to, kad sureguliuoti ir sustyguoti savo ego, kad geriau priimti grįžtamąjį ryšį iš aplinkos. Toliau baimė yra nesėkmės ir čia turiu labai gerą priešnuodį, tai yra stoikų idėja. Stoicizmas tai yra Marko Aurelijaus, Senekos, Sokrato mokykla, kuomet mes orientuojamės į dalykus, kuriuos mes galime kontroliuoti. Tai nesėkmės atveju labai paprastas klausimas, ar mes galim kažką pakeisti. Jeigu taip, ką galim pakeisti ir kaip. Imamės veiksmų. Labai paprasta, ne? Jeigu mes negalime to kontroliuoti, jeigu nesėkmė yra neišvengiama, tada nėra prasmės nervintis, stresuoti ir tiesiog paleisti tą emociją, nes mes negalim padaryti nieko. Yra situacija ir viskas. Pavyzdžiui, kai buvo COVID-as, ne? Yra pasaulinė pandemija ir nieko tu čia nepadarysi. Nebent esi labai kūrybiškas ir gali kažką naujo sugalvoti. Toliau, kas yra svarbu irgi prisiminti apie nesėkmę, tai yra blogiausias scenarijus. Nes labai dažnai mes įstringame tame cikliškam mąstyme, kuomet galvojam, kad viskas bus blogai, viskas tamsu, juoda, pilka ir mes būsime vieni. Tiesiog elementariai paklausti savęs, kas blogiausia gali nutikti ir ką aš darysiu, kai tai nutiks. Kuomet tai yra išspręsta, kuomet tai yra išryškinta prieš jūs, aptarta su jumis, yra kur kas geriau priimti nesėkmės, kur kas lengviau ir yra galima jas perkopti. Toliau, kas mažai kalba apie tai, tai yra baimė sėkmiai, baimė, kad jums pasiseks. Nes mes visi turim tą vidinį termostatą, kuris sako, kad aš pasiekiau tam tikrą lygį ir to užtenka. Ir yra labai daug verslininkų istorijų, kurie dirba visą gyvenimą, bet visą laiką yra tam pačiam lygyje. Jie nukrenta žemiau savo normos, savo standarto ir greitai padirba, kad grįžtų ten, kur yra. Ir jeigu jiems sekasi, tada jie kažkaip natūraliai save sabotuoja, sulėtėja, aptingsta, galbūt išsiblaško, pradeda naudoti įvairius galbūt papildus arba žalingus įpročius. Tai sėkmė irgi yra gan dažna baimė, kurios mes nepajaučiam ir jinai yra toks kaip užkulisis, kuriame vyksta tam tikri procesai. Ir jie taipogi yra atėję iš mūsų gyvenimo, iš mūsų praeities, kaip mes save matome. Tai va, ir toliau baimė yra nežinojimas, kas bus toliau, tai yra irgi natūrali situacija, kuomet kai nežinome, kas bus toliau, mes bijome. Tai liečia ir viešą kalbėjimą, tai liečia darbo pokalbius, tai liečia verslo pradžią, tai liečia šeimos kūrimą, tai liečia ėjimą į bet kokią viešą situaciją. Kuomet mes žinome, kas bus, turbūt pastebėti, kad baimė yra kur kas mažesnė arba jos visai nėra. Tai mano priešnuodis arba patarimas dažniausiai baimiai, kuomet jinai kyla iš nežinios, tai yra maksimaliai pasirengti tam, kas bus. Ir viskas. Ir tada priimti faktą, kad tu negali visko kontroliuoti ir kai bus, tai bus, bet tu pasiruošęs esi maksimaliai ir tu padarysi maksimalų bandymą. Toliau yra trūkumas. Dauguma žmonių, kuomet pradeda savo verslus arba nori jos pradėti, jie sako, man trūksta, man neužtenka arba kažko nėra.
Tai čia dažniausia sakinio pradžia ir trūksta tada pinigų, laiko, energijos ar žinių. Atvirai kalbant, paimsiu vieną pavyzdį, kas žinos galbūt ir Richardas Bransonas, pasaulinio lygio verslininkas sukūręs virš 3 ar 400 įmonių. Kaip jisai sukūrė Virgin lėktuvų įmonę. Jis tada neturėjo nei kapitalo, nei kontaktų, kaip įkurti lėktuvų skrydžių liniją įmonę. Jisai nuėjo į Boeing įmonę ir tiesiog paprašė išsinuomoti vieną iš jų nenaudojamų lėktuvų. Mainais jisai pažadėjo, kad jiems sumokės ateityje nupirktais skrydžio bilietais. Na, aišku, tai buvo procesas, atmetimas ir darybos, tačiau rezultate jam pavyko. Su nuliu kapitalo jis gavo pirmą lėktuvą savo skrydžiams ir tuo sumokėjo iš ateities bilietų pardavimos skrydžių. Tai va, tai visiškai nuliniu kapitalu jisai pradėjo kurti gan brangų didelį verslą, nes vienas lėktuvas yra berods 6 ar 7 milijonai svarų. Toliau mūsų įsitikinimas yra, kad mums trūksta laiko. Tai yra nesąmonė, tai yra tiesiog mūsų prioritetų klausimas. Ar mums tai yra pakankamai svarbu, kad mes rastume tam laiko. Nes laiko yra pakankamai viskam. Klausimas yra, ar mums tai svarbu. Labai dažnai tiek man būna kartais gyvenime, tiek mano klientams ir kolegoms, kad mes kalbame, kad mes norime vieno ar kito, tačiau nėra laiko. Mes tiesiog to nenorime pakankamai labai. Ne? Tai pavyzdžiui, jeigu imtume sportą, ne? Visi norime atrodyti gerai, liekni, raumeningi ir taip toliau. Tačiau kiek iš mūsų tikrai tą daro? Ko gero, gal daug ir nėra. Tačiau, jeigu nueitume pas daktarą ir daktaras mums pasakytų, kad jums būtina pradėti sportuoti ir sveikai maitintis, nes kitaip jūs mirsite po mėnesio. Ir manau, kad tada jūsų motyvacija pasikeistų. Mano pačia motyvacija pasikeitė, kai aš buvau jaunesnis, aš sportavau ir geriau tuo metu. Ir mano sporto partneris, draugas pasakė, kad jeigu toliau taip tęsi, tai nesulauksi 30 metų ir turi pasirinkti arba gerti, arba sportuoti. Natūraliai pasirinkau, ko gero teisingai, tai yra sportą. Ir tas pasirinkimas, kad tu arba tas ir nulėmė, kad tu turi pasirinkti ir tu turi rasti laiko tam, kas tau yra svarbu, pagal tavo vertybės, pagal tavo identitetą, pagal tavo asmenybę. Ir taip, kad esame užsiėmę, kad nėra laiko, tai nesąmonė. Mes tiesiog tam neskiriame laiko, tai nėra mūsų prioritetas. Ir laikas yra vienas iš geriausių būdų, kaip mes galime į tai pažiūrėti. Toliau nėra energijos. Jeigu yra energijos nueiti iki tualeto, jeigu yra energijos pasidaryti valgyti ir žiūrėti į socialinius tinklus, jūs energijos turite. Tiesiog trumpai ir aiškiai apie tai. Energijos yra. Nėra idėjų. Na, idėjų yra aplink visur. Knygos, žurnalai, laikraščiai, socialiniai tinklai, žmonės, idėjų yra aplink ir visur. Tiesiog pereikite per gatvę, pasvaikščiokite ir tų idėjų bus. Galų gale pasikalbėkite su kitais žmonėmis. Ir žinių, na, kuomet žmonės sako, aš neturiu žinių, sakau, jeigu turi internetą namuose, kompiuterį ir telefoną, žinios yra pasiekiamos per vieną mygtuko paspaudimą arba per vieną paiešką. Tai čia tiesiog yra pasiteisinimas labiau negu kad įsitikinimas. Paskutinė kategorija tai yra kritika mūsų šeimos, draugų, bendradarbių ir aplamai nepažįstamųjų, nes manau, kad mums lietuviams irgi yra tokia būdinga savybė, kad mums labai nepažįstamų žmonių nuomonė
ir jų kritika, ir jų vertinimas, ir tai, kad mes esame smerkiami, vertinami kitų žmonių. Tai yra, ko gero, vienas nemaloniausių įsitikinimų, kad kaip mus mato kiti, ką kiti pagalvos, ką jie pasakys. Ir atvirai kalbant, čia yra vienas labai geras irgi patarimas ir priešnuodis visai kritikai. Žmonės, kurie yra geresni už jūs, arba daro tai, ką jūs norite daryti, niekada jūsų nekritikuos, niekada jūsų nesmerks, jie tik tai sumotyvuos. Visa kritika, visi smerkimai ir vertinimai ateina iš žmonių, kurie yra prastesni už jūs, kurie nesupranta, kaip geriau gyventi gyvenime. Ir dėl to, kad jie jūs praranda, jie irgi jaučia diskomfortą ir jie nori jūs susigrąžinti atgal. Tai čia yra toks psichologinis faktorius, kodėl žmonės kritikuoja kitus. Tie, kurie daro tai, ką jūs norite daryti, niekada jūsų nekritikuos, jie jūsų motyvuos. Ir taip galite atsirinkti savo draugų ratą, su tais, su kuriais jūs norite būti ir leisti laiką. Ok, keliavam toliau į tai. Taigi, kuomet turime ribojančius įsitikinimus, ką daryti? Dauguma mūsų daro tokį kaip ir galbūt ne visai tikslingą veiksmą, tai yra einam pas savo draugus, pažįstamus, kolegas ir panašiai ir klausime jų, ką daryti. Dažnai žmonės mums duoda atsakymą, kuris yra geriausias jiems ir galvoja, kad mums jisai veiks. Tačiau NLP ir psichologijoje mes turime vieną tokį irgi įsitikinimą, kad žmogus, kuris turi problemą, vienintelis gali ją išspręsti. Visada galime išgirsti kitų nuomonės, patarimus, tačiau sprendimas yra pas tą, kuris turi problemą. Ten yra pamoka, kurią reikia išmokti. Ir draugai, šeima, artimieji, kolegos, jie galbūt linki jums geriausio, bet jie patarė, ką gali patarti geriausio pagal savo turimas žinias ir patirtį, tačiau tie patarimai yra naudingi jiems, jie yra iš jų pasaulio. Jūsų sprendimas veikti, ką daryti, turite ateiti iš jūsų pačių, tiesiog žvelgiant į save. Arba galime pasinaudoti NLP. NLP technika vadinama perprasminimu. Perprasminimas yra tokia irgi gan lankstus metodas ir technika, kurio esmė yra pakeisti, kaip mes žiūrime į patirtį, kaip mes žiūrime į tam tikrą situaciją. Tai leidžia pakeisti patį požiūrį arba kontekstą, kaip mes apie tai jaučiamės ir tai vertiname. Ši technika yra skirta keisti suvokimą, transformuoti emocinius ir elgesio atsakus į įvykius. Ar tai būtų trauminė patirtis, ar tai būtų ribojantis įsitikinimas, ar tai tiesiog mažas pasitikėjimas savimi. Ši technika padeda ir derybose su bendradarbiu, vadovu, net ir su vaikais. Jeigu žinai, kaip ją taikyti ir esi pakankamai kūrybiškas, jinai daro stebuklus. Tai perprasminimas yra iš esmės dviejų tipų. Vienas yra reikšmės ir kitas yra konteksto. Kuomet žmogus arba jūs patys turite ribojantį įsitikinimą, pavyzdžiui, aš neturiu pakankamai resursų pradėti verslą, ne? Arba aš neturiu žinių, kaip pradėti verslą. Reikšmės perprasminimas turi klausimą, į kurį atsakyti verta, tai yra, ką dar tai galėtų reikšti. Šis įsitikinimas, ne? Aš neturiu pakankamai žinių pradėti verslą. Ką dar tai gali reikšti? Na, tai gali reikšti, kad man reikia mokytis. Tai gali reikšti, kad turiu atlikti rinkos analizę. Tai gali reikšti, kad galbūt dar ne laikas. Tai gali reikšti, kad galbūt man reikia kažkokio tai mentoriaus, patarėjo. Tai gali reikšti, kad man reikia komandos, kurie turėtų tas žinias. Kaip Henris Fordas, Fordo automobilio įkūrėjas, jisai neturėjo žinių, kaip
kurti automobilius. Tačiau jis samdė ekspertus, profesionalus inžinierius, kurie turėjo tas žinias ir tiesiog jis jais naudojasi. Ane? Ir tada antras klausimas yra, kas teigiamo yra šiame įsitikinime. Čia verta paminėti, kad kiekvienas mūsų įsitikinimas, ar idėja, ar veiksmas, ar elgesys, kurį mes darome, visą laiką turi teigiamą intenciją, teigiamą pozityvų tikslą. Nes mūsų pasąmonė yra geriausia mūsų draugė ir jinai visą laiką nori mus apsaugoti nuo kažko. Taip sakant, išlaikyti komforto zonai. Nes bet koks iš jos išėjimas yra natūraliai grėsmė, nežinomybė, baimė, nesaugumas ir jinai nori mus apsaugoti. Tai čia yra darbas su savim, kuomet mes klausime, gerai, yra baimė pradėti, yra įsitikinimas, kad aš nežinau, kaip pradėti. Kas teigiamo yra šiame įsitikinime? Šiame įsitikinime gali būti, galima pagalvoti, kad, galbūt man laikas pradėti mokytis arba pradėti kažką naujo savo gyvenime, ne? Pozityvi intencija, tarkim, aš bijau pradėti naują verslą, tai yra, kad mus saugo nuo resursų praradimo, mus saugo nuo pažeminimo. Šis įsitikinimas leidžia mums išlaikyti mūsų esamą poziciją arba darbo vietą, kuri yra saugi ir užtikrinta, ne? Kas būtų, jeigu, pavyzdžiui, nebūtų šio saugiklio, ne? Tada mes pultume į kiekvieną situaciją, kiekvieną verslo bandymas, tada stačia galva, be įvertinimo, be analizės ir ko gero prarastume savo laiką, energiją ir pinigus. Tai šis įsitikinimas yra iš esmės geras, jisai mus apsaugo nuo tam tikrų praradimų. Tačiau, kuomet jis yra per stiprus, tada galbūt nėra visai gera idėja. Tai klausome savęs, ką dar tai gali reikšti šis įsitikinimas arba kas teigiamo čia yra, ko teigiamo šis įsitikinimas siekia. Antras perprasminimo būdas tai yra kontekstas. Kontekstas tai yra kokiose situacijose ar aplinkybėse šis įsitikinimas yra naudingas arba turi kitokią prasmę. Pavyzdžiui, atsakant į klausimą, kokioje situacijoje tai yra naudinga. Tai galvojant apie resursų trūkumą, ne? Noriu pradėti verslą, bet neturiu darbo, neturiu pinigų ir neturiu idėjų. Kur tai yra naudinga? Tai yra naudinga coachingė, ne? Kuomet coachingas sako, kad tu turi būti absoliučiai tuščias baltas lapas, kuomet dirbi su savo klientu. Tai kas neigiama vienoje situacijoje, kad gali būti teigiama visai kitoje. Toliau, kur dar gali būti naudinga, kad jūs neturite jokių žinių, tai yra galbūt naujoj pozicijoje. Kažkokia įmonė galbūt kuria naują produktą ir jiems reikia grįžtamojo ryšio. Jiems reikia žmonių, kurie neturi išankstinio nusistatymo, vertinimo ir idėjų ar patirties, kuri galėtų iškreipti grįžtamąjį ryšį apie produktą. Štai čia yra nauja darbo pozicija, tarkime, ne? Jūs neturite žinių ir tai galite įdarbinti. Tai kontekstas, kur tai yra naudinga, vėlgi čia žaidžia. Toliau yra, kada šis įsitikinimas yra naudingas, ne? Kuomet mes galvojame apie resursų trūkumą, galbūt šis įsitikinimas yra naudingas, kuomet mes norime būti kūrybiški, ne? Kad aš neturiu su kuo dirbti, neturiu kur dirbti, yra ta situacija, kuri leidžia jums būti kūrybiškiams, kuri leidžia jums būti atviriems ir galvoti nestandartiškai, ne taip tradiciškai kaip kiti. Toliau, kada dar yra naudinga baimė kažką pradėti,
Na, kuomet galbūt yra šeima ir arba situacija, kuomet nereiktų imtis didesnių rizikų ir apsaugoti galbūt esamą situaciją. Tai ta baimė, tas įsitikinimas tarnauja toj situacijai, kuomet galbūt nereikia imtis rizikos ir išleisti visų savo pinigų loto bilietams arba kitai loterijai. Ane? Tai kontekstas kartais tai yra naudinga, kartais tai yra žalinga, kuomet mes kalbam apie kontekstą. Ir paskutinis galbūt, ko dažniausiai mes netakom NLP, bet vis tiek yra naudingas patarimas jums šiandien. Tai yra priminimas sau, kad jeigu tai, ką jūs jau ties ko jūs esate užstrikę, jeigu jūs buvote šitoje situacijoje anksčiau savo gyvenime, vadinasi, jūs ją perėjot. Ir jūs žinote, kaip su tuo susitvarkyti. Ir juokingas faktas yra tai, kad daug kartų mūsų gyvenime mes pamirštam, kokie sėkmingi mes esam, kokie išmintingi, protingi ir resursiški esame mes. Nes mes esam susitvarkę su išdavimu, su baime, su stresu, su kritika. Esame susitvarkę su viešu kalbėjimu, esame susitvarkę su kažkokiais kitokiais praradimais ir mes vis dar esame čia. Vadinasi, mes žinome, ką reikia daryti, tik esame tai pamiršę. Tai va, tai priminti savo ir paklausti savęs, ar aš jau buvau šitoj situacijoje anksčiau, ar aš tikėjau šiuo įsitikinimu kaip ir anksčiau. Jeigu taip, kaip aš su tuo susitvarkiau, kaip aš tai išsprendžiau. Ir tiesiog pakartoti tą patį elgesio modelį. Nėra prasmės išradinėti dviračio N kartų, nėra prasmės stresuoti ir gaišti laiką. Tiesiog pažiūrėkite į save, matykite save kaip resursų šaltinį, kuris gali išspręsti bet kokią problemą. Ir jūsų vienintelė riba yra, ką jūs galvojate tą akimirką. Kokios yra jūsų mintis. Pabaigai vienas kūrybiškumo žaidimas, priminti jums arba pasipraktikuoti savo, kaip būti kūrybiškiams ir nebūti šališkiams tam tikrose situacijose. Taip jau yra, kad gyvenime balta gali būti juoda ir juoda gali būti balta. Čia prisimenu vieną gerą istoriją, kuomet vienas ūkininkas kaime suūkininkavo ir turėjo žirgą. Arba arklį, nes kas jodinėja žirgais, tai iškart pakabins mane ant medžio. Tai va, ūkininkas turėjo arklį. Ir vieną dieną tas arklys pabėgo į miškus. Ateina pas ūkininką kaimynai, kaimiečiai, draugai, sako, o, kokia nelaimė. Pabėgo tavo vienintelis gyvūnas, dabar negalėsi dirbti žemės, badausi ir ko gero mirsi nesulaukęs žiemos. Ūkininkas sėdi savo supamoj kėdėje ir atsako. Neaišku, galbūt gerai, kad pabėgo, galbūt blogai, kad pabėgo. Pamatysim. Kaimiečiai pasimetė, išėjo galvodami, kad seniui jau pasimaišė. Po 3 dienų arklys grįžta su 10 naujų arklių, žirgų iš prerijų, iš miškų. Ir ūkininkas dabar jau turi 11 arklių. Ateina pas jį vėlgi kaimynai, kaimiečiais, o kaip faina, kaip gerai, dabar pas tave yra tiek arklių, pusę gali parduoti, uždirbti, su kuriais gali dirbti iki gyvenimo galo ir turėsi puikią žemę ir puikų ūkį. Ūkininkas vėlgi atsako jiems, kad nežinia, galbūt tai yra gerai, galbūt tai yra blogai. Pagyvensim, pamatysim.
kaimiečiai nesuprasdami ūkininko senio galvoja, jam irgi jau visai pasimaišė ir išėjo savais keliais. Po kelių dienų ūkininko sūnus praėjo jodinėję vieną iš tų arklių ir arklys pasibaidė ir numetė jį ant žemės. Sūnus nukrito, susilaužė koją, kaimiečiai vėl ateina pas senį, o kokia tragedija, tavo vienintelis sūnus sulaužė koją, negalės padėti tau dirbti ūkyje ir tu tarsi viską daryti pats, kokia nelaimė. Senis vėl savo supamoj kėdėj, pagyvensim, pamatysim, galbūt tai yra gerai, galbūt tai yra blogai. Taip, po kelių dienų prasideda šalyje karas ir į kaimą atžygiuoja karininkai surinkti visus jaunus gebančius kovoti vyrus į armiją. Kadangi senio sūnus yra susilaužyta koja, jisai kariauti negali. Ateina pas senį kaimynai, kaimiečiai, o kaip faina tavo sūnus negali kovoti, vadinasi, jam reikės eiti į karą ir mirti fronte. Senis vėl savo supamoj kėdėj atsako, nežinia, pagyvensim, pamatysim. Galbūt tai yra gerai, galbūt tai yra blogai. Ir toks yra gyvenimas, toks yra gyvenimo moralas, kad ne viskas, kas yra blogai, yra gerai, ir ne viskas, kas yra gerai, yra blogai. Tai va, tai prieš jūs yra žaidimas labai panašių principų, kurį rekomenduoju pažaisti su savim, su savo šeima, galbūt artimaisiais arba draugais, kuomet abėcėlės raidės yra teiginiai. Pavyzdžiui, šiandien lauke šviečia saulė, ne? Tai čia bus A, ne? Lauke šviečia saulė ir tai yra gerai, nes mes gaunam saulės, mes įdegam savo odą ir tai yra sveika, ne? Aha, toliau antras žmogus po jūsų sako, įdegti odą yra blogai, nes C teiginys gali gauti odos vėžį. Ne? Tada einam į trečią eilutę. C teiginys gauti odos vėžį yra gerai, nes. Na va, ir čia mes galvome, kas gero yra gauti odos vėžį. Galbūt mes pradedam galvoti geriau apie save, kreipime į save daugiau dėmesio, ne? Kreipti į save daugiau dėmesio yra blogai, nes tada mes galbūt pamirštame žmonės aplink mus, tampame arogantiški ir atsiskyrę. Ne? Ir tada taip toliau mes ir tęsime savo žaidimą, kas yra gerai, yra blogai, ir kas yra blogai, yra gerai. Fantastiškas žaidimas pralavinti mūsų mąstymą ir protą. Tai va, ir čia buvo paskutinė mano idėja, kurią norėjau su jumis pasidalinti. Čia yra viena iš paskutinių skaidrių, su kuriomis norėjau su jumis pasidalinti. Yra dar ir bonusas, kurį esu suplanavęs, tačiau prieš tai noriu patikrinti, ar yra kokių klausimų, kuriuos galiu atsakyti. Jeigu kažkam šaus minčių, klausimų, drąsiai rašykite į chat arba galite tiesiog save įsijungti savo mikrofoną. Tai pažiūrėsim. Sveiki, Linai. Taip. Tas žaidimas, kurį pasiūlėte, jisai iš dalies paneigė tai, ką sakėt prieš tai. Nes gali suprasti, kad tuo metu neaišku, kurie mūsų įsitikinimai yra kabutėse geri, o kurie blogi, kurie mus nuves vienais keliais, o kurie kitais. Bet čia tik pastebėjimas. O mano klausimas yra... Aha. Visi įsitikinimai aukščiausiame lygyje yra geri, nes jie turi teigiamą intenciją. Jie jūs saugo nuo kažko. Ir kuomet mes su perprasminimu parodome savo pasąmonėj, savo patiems, kad tai nėra geriausias būdas, ko mes norime dabar šią akimirką, tai leidžia mums būti
atviresniems, ko mes norime gyvenime. Tačiau iš dalies taip sutinku, kad niekada nežinai, kaip gyvenimas pasisuks. Tiesiog tai yra geras pratimas lavint savo kūrybiškumą. Taip, nuostabus pratimas. Ir aš likčiau prie savo nuomonės, kad neaišku, geri ar blogi, tiesiog jie tokie yra. O klausimas mano yra toks, jūs daug kartų minėjot baimę kaip jausmą, kurį išgyvenam susidurdami su įsitikinimais savo. Galbūt pasidalintumėt, ką jūs darot, išgyvendamas baimės jausmą kaip kūnišką pojūtį, ne tiek kaip kognityvinį reiškinį, bet kaip kūno pojūtį, kaip dirbat su šituo jausmu? Labai geras klausimas. Aš naudoju kvėpavimą arba meluoju savo kūnui. Kvėpavimo technikos yra kelios, kurias naudoju. Tai pavyzdžiui, viena yra atsipalaidavimo, ne? Tai pavyzdžiui, jeigu yra kažkokia stresinė situacija, dažnai po jos mes turim tokį atsikvėpimą, kur pečiai nusileidžia ir oras išeina iš jūsų, net toks, kur pagaliau baigėsi, pagaliau galiu atsipalaiduoti. Tai jeigu mes tą gestą ir tą atsidūsimą darome prieš įvykį, kuomet yra tas streso įvykis, jisai padeda mums atsipalaiduoti. Tai čia yra vienas. Antras, ką darau, tai yra kvėpavimas lyg eičiau miegoti. Toks lengvas, atsipalaidavęs priminimas sako, kad dabar einu miegoti, tiesiog reikia atsipalaiduoti, reikia lengviau kvėpuoti, lėčiau kvėpuoti ir panašiai. Tai šitie du kol kas veikia geriausiai, arba yra ta vadinama galios poza, kuomet mes atsistojame į poziciją, kuri mus įgalina. Pavyzdžiui, jeigu yra baimė, tada mes galima atsistoti į tą supermeno poziciją, kuomet kojos yra plačiai, rankos yra ant klubų, kur krūtinė į priekį ir mes žiūrime tiesiai arba tiesiai ir į viršų. Ir kuomet esame tokioj pozicijoje, yra gan sunku kažko bijoti fiziškai, kaip minėtas, kad kūną, kaip jį paveikti. Tai tos trys strategijos man veikia kol kas geriausiai. Ačiū. Ačiū, Andriau. Labadiena, Andrius, norėčiau jo paklausti. Apie tą pastarąją, kur pasakojate apie istorijas, apie arklį, apie sūnų sulaužytą koją, kad išlenda tie įvykiai gyvenimo, kad juos gali vertinti, ar jie geri, ar blogi, tai po kurio laiko, kaip taisyklė. Bet paskui tikrai dažnai pamatai, kad tie įvykiai davė labai daug gerų dalykų, nors jie labai skaudus kažkokie buvo ir panašiai. Tai tas žiūrėjimas iš to Alano Vatsovo, kur minėjote, iš kitų požiūrių, jisai yra toks, kur eit su srautu, neforsuot, nenorėti visko kontroliuoti. O iš kitos pusės yra ta disciplina, kuri būtina kažkokiam pasiekimams. Nesėdėti sudėjus rankų ten ar netingėti, ar keltis anksti ir panašiai. Ir su to sportu tas pats. Kaip tą prieštarą gražiai sudėlioti. Nes būna kažkoks tai ir piktis kyla, kai nepadarai kažko tai savo į užpakalį įspyręs. Iš kitos pusės žiūri, kad to pykčio ir neturi būti. Nepadarei, tai nepadarei. Darysi kitą kartą. Bet, kad neužsižaisti, kad neužsimiegoti ir panašiai, bet to pačiu kažkaip gerybiškai prieiti. Nes pas mane, pavyzdžiui, jaučiasi toksai, labai patinka tas toksai susirautoja įimas ir iš tikrųjų jis toks labai atpalaiduoja ir gerų dalykų būna, bet kartais reikia rimtai padirbėti, galbūt neit net miegoti. Ir kaip tą balansą randate?
Atvirai ir sąžiningai, nemanau, kad versle arba verslo pradžiai gali būti kažkoks gyvenimo balansas. Turi dirbti, kol tai įvyksta. Tai yra verslo kaina. Sveikata, draugai galbūt yra ta kaina, kurią mes mokame, kuomet pradedam verslą. Ir mano nuomonė tai yra normalu ir taip gali būti. Kalba apie tai irgi atsiremia į mūsų vertybės, kas mums yra svarbiau. Ar sveikata, ar verslas, ne? Mums yra svarbiau poilsis ar rezultatas. Mums yra svarbiau dabar gerai praleisti laiką su draugais, ar praleisti laiką su šeima, ar praleisti laiką kuriant strategiją. Tai tas balansas, galbūt ta ramybė ateina, kai mes priimam savo vertybės, jas išsigryninam, kurios yra svarbiausios. Ir mano asmeninės vertybės yra rezultatas, disciplina ir mokymasis. Kažkada galbūt tai pasikeis, tačiau tai yra šią akimirką ir aš tai priimu. O klausimas irgi situacija dėl tos ilgalaikės perspektyvos, kada matome rezultatą, kad tai kaip tai, kuo tai baigėsi, tarkim, ne? Matome tik po kurio laiko, tai tam ir yra perprasminimas. Jisai mums, jo prasmė ir yra, kad visai mes galvojame, kas dar gali būti gero šitoj situacijoje, kuomet jinai yra. Tarkim, bankrotas, tarkim, pinigų trūkumas, tarkim, resursų trūkumas, ne? Kur galiu tai panaudoti? Kas teigiamo yra šioje situacijoje? Tai mums nereikia laukti 3-5 metų, kad suvoktume, kad, tai buvo naudinga. Mes kalbame šią akimirką, ne? Ir jeigu yra tas pats disbalansas, ne? Kuo tai yra naudinga? Man, ne? Tai moko mane daugiau geriau pažinti save. Tai moko mane pažinti mano vertybės. Kas teigiamo yra šitam disbalanse, ne? Jis moko mane, kaip rasti balansą gyvenime, ne? Tai čia tokios pamokos patarimai pagal jūsų klausimą. Kontekstas, kur disbalansas yra gerai, arba kur tai gali būti naudinga, kuomet galbūt jums reikia forsuoti, kuomet rezultatų reikia greitai, ne? Tada balansas nebūtinas, ne? Tada būtinas yra rezultatas. Tai va, tai nebūtina laukti eilės metų ar kažkiek laiko. Tas perprasminimas leidžia mums žiūrėti į situaciją keliais kampais iš įvairių situacijų. O žaidimas irgi realiu laiku pasisako jums, kad ne viskas yra blogai, kad rezultate tai gali išeiti į gerą arba išeiti į blogą. Tai kad neskubėti su vertinimu. Tikiuosi atsakiau į klausimą. Žiūrim, galbūt dar kažkas turi kažką patikslinti, paaiškinti. Taip, matau dar čia mūsų chatas. Kas blogiausia gali nutikti sulyginus su geriausio, kas gali nutikti. Tai va, tai irgi palyginimas blogiausias su geriausiu, ar ta kaina yra priimtina. Ne? Jeigu sėkmės kaina atsveria nesėkmingos situacijos kainą, tada tai yra verta ir tada mes tą kainą sumokame. Toliau, kai susidurime su nežinojimu, net ir ruošiantis geriausias būdas neparodyti nežinojimo. Puikus atsakymas. Dabar tiksliai negaliu pasakyti, pasidomėsiu ar atsakysiu vėliau. Jo, nežinia yra tiesiog pasirengimas šitai situacijai, tą aš išmokęs N kartų per viešą kalbėjimą, kad jeigu pasipraktikuoji savo kalbą, bent 2-3 sykius, kur kas ramiau eini į pristatymą arba į pokalbį.
nes žinai, ką sakysi ir ką kalbėsi. Verslą gali padaryti visi, aš niekada nemanau, kad aš ir verslas yra suderinami, bet verslas nuo nulio tapo pragyvenimo šaltiniu ir dar tik 2,5 metų. Tai va, visi, kas pradeda verslą, šaunuoliai, bandykite ir darykite, bet darykite tai sąmoningai ir kritiškai. Ne kiekvienas gali būti verslininkas. Kiti galbūt yra fantastiški specialistai, ekspertai savo srityje. Ir verslas yra realiai rizika ir sveikata gali atsieiti ir taip toliau. Toliau, Renata is on basic quarter. Aha, toliau. Reikia skirti amatininką nuo verslo, jei tu sukūrei savo darbo vietą, tai tu amatininkas, ne verslininkas. Su tuo absoliučiai sutinku. Verslas yra sistema, kuri veikia be jos įkūrėjo. Ir dauguma šiuolaikinių verslininkų tiesiog yra laisvai samdomi darbuotojai, amatininkai, kurie galbūt samdo ir kitus. Tai tas yra fantastiškas, aš tą irgi apibrėžimą mėgstu. Toliau, o tai kas yra verslininkas? Gebėjimas kitus žmonės priversti dirbti tavo idėjai. Verslininkas yra žmogus galbūt, kuris imasi rizikos kažką pradėti, kas turi komercinę paskirtį ir žmonės už tai yra pasiryžę mokėti ir kuris galbūt veda iki galo tą veiklą iki sistemos, kuri gali tada jau veikti ne vienus metus be jo įsikišimo. Kur aš ieškoti finansavimo savo verslo pradžiai. Finansavimas verslo pradžiai visą laiką patariu Inovatyvi Lietuva ir berods inovacijų agentūra. Šios dvi įstaigos gan gerai konsultuoja, o apart to yra internetas. Čia tą informaciją rasti tikrai nėra sunku. Papasakok skirtumą tarp amatininko ir verslininko. Manau, kad vadovėlio apibrėžimai jau pasikeitė, kadangi šiandien pilna vieno žmogaus profesionalinių brandų. Business yra business. Aha. Toliau. Taip, jums suprasimus poreikius. Laba diena, norėčiau paklausti, gal jūsų patirtį, kokią verslo formą geriau rinktis, ar mažą bendriją, ar uždarą akcinę bendrovę. Aš rekomenduočiau mažąją bendriją, nes galima įtraukti šeimos narius lygiom teisėm, draugus galima įtraukti lygiom teisėm ir apskaita įmonės yra kur kas paprastesnė. Ir tuo pačiu gaunate visus privalumus mažo verslo. Tai verslo pradžiai, sakyčiau, galbūt mažoji bendrija. Toliau labai padeda mano kvėpavimas į širdį. Tai kvėpavimas į širdį, kvėpavimas į save, kvėpavimas į smegenis, galbūt į galvą, kvėpavimas į pilvą turi skirtingas reikšmes, kiekvienam tai tinka, tiesiog kvėpavimas aplamai, jisai yra kaip energija. Ir kuomet mes bijome, mes dažnai sulaikome savo kvėpavimą. Tai tiesiog elementarus grįžimas prie kvėpavimo, manau, yra naudingas. Toliau, manau, buvimas amatininku yra, kai savo rankomis sukuri konkretų produktą ir jį nunešęs į prekyvietę ten parduodė. Amatininkas tampa verslininku, kai, sakykime, pagamina batus. Čia jau diskusija, kas yra verslininkas ir kas yra amatininkas. Pagrindinės baimės, buhalterija, mokestinė sistema, klientų paieškos, bendradarbiavimas su jais, lūkesčių pateisinimas. Taip, visos pagrindinės baimės yra, Dovydai, yra gan sąžiningos ir jos veikia. Ir čia vėl norėčiau grįžti prie fakto, kad nebūtina išradinėti dviračio. Versle kiekviena problema, kuri jau
kurią mes turim kaip verslininkai, jinai jau buvo ir kažkas ją išsprendė. Mums reikia rasti, kas ją išspręs. Buhalterija, apskaita, mokestinė sistema, yra konsultantai, yra internetas. Aš pats, kai man reikia, skaitau, domiuosi, konsultuojuosi pradžioj internete, po to su VMI, jeigu reikia, tada su apskaitos konsultantais. Nes skirtingai požiūriai, skirtingai duoda ir informacija. Klientų paieškos, visi mes su jomis stringame. Tai dėl to ir yra strategija, kaip mes jų ieškosime ir kas yra mūsų tikslinis klientas. Kai mes žinome, kas jis yra, galim galvoti, kur jį rasti. Ane? Ir kalbant apie klientus, labai, manau, naudinga yra klasteriai arba kooperuoti su kažkuo tai, bendradarbiauti, kas turi panašų produktą arba su kuriuo jūsų produktas arba paslauga dera. Tai, pavyzdžiui, degalinė ir kavinės, degalinės ir plovyklos. Jie nekonkuruoja tarpusavy, bet jie yra vienas kitam naudingi ir jie pritraukia klientus kartu. Svarbiausia būti savimi. Šitą galbūt diskutuočiau, nes ne visada gali būti savimi, esame socialiniam pasauly. Jeigu visi būsim savimi, tai ne visada galbūt pasitiksime tai, ko mes norime. Jeigu būsi savim su klientu, kritiškas, galbūt tiesmukiškas, klientas pabėgs. Todėl turi būti mandagus, draugiškas, atitikti tam tikrą įvaizdį, kurį nori, kad pritrauktum žmonės, atsiprašau. Toliau, norėjau paklausti apie baimės, gal turite iš savo patirties patarimo apie viešą kalbėjimą socialiniuose tinkluose. Kaip save nuteikti, perlipti per save ir nebijoti. Man verslo pradžiai labai padėjo tai, kad aš pats redagavau savo filmuotus filmukus, vaizdo medžiagą. Mačiau save N kartų per valandą, girdėjau save N kartų per valandą, buvo tas diskomfortas, kad aš matau save, kad girdžiu savo balsą, kaip kvailai tai ir absurdiškai tai skamba. Tačiau, kai 2 dienas redaguoji, tarkim, 3 minučių klipuką, galiausiai tu apsipranti ir tai yra normalu vėliau. Antras žingsnis, ką patariu, tai ir ką darau pats, tai yra sukurti bent vieną video per dieną. Tai gal būti minutė, 3, 5, 10. Tiesiog atsisėsti ir kalbėti. Tada peržiūrėti 2 būdais, tai yra be garso ir tada be vaizdo. Pastebėti, kas patinka, kas ne, kas tinka, kas ne. Tai užsirašyti ir tada sąmoningai mes judame link to, kad pratinamės prie kameros, pratinamės prie vertinimo savo balso ir savo vaizdo ir ugdome įprotį kurti turinį reguliariai. Tai va, tai šitie 2 žingsniai. Kad priprastum prie savęs vaizdo ir nebūtum kritiškas ir panašiai, pačiam redaguoti bent pradžioje, o po to kurti video kasdien kalbėti su kitais žmonėm transliacijoje, arba tiesiog sukurti video, jį peržiūrėti ir tada ištrinti, jeigu norisi. Prašom, Andriuš, buvo malonu jūs turėti, turėti savo kavinukę. Kokiu patarimu galite duoti? Vyras stabdo mane, kad dabar krizė ir taip toliau, neturėjau niekada savo verslo, bet labai noriu. Kavinukė, geras klausimas. Vienas iš mano draugų turėjo kavinę, restoraną. Ir galbūt tai prisidėjo prie to pandemiją, kad jisai bankrutavo 2 kartus. Kavinė,
kavinukė, manau, yra geresnė situacija, kadangi dabar jaunimas kavinukėse tiek dirba, tiek lankosi ir panašiai. Sakyčiau, gerai pasirengti tam atveju, jeigu tai nepavyks. Ką jūs darysite? Ane? Tai jeigu yra planas su tuo, kas bus, jeigu nepasiseks, koks yra blogiausias scenarijus, tada galime spręsti, ar mes su tuo susitvarkysime ar ne. Jeigu ne, tada galbūt keisti idėją, jeigu taip, tada imti ir daryti. Vyras yra puikiai rolė šiuo atveju, kadangi jūs esate gazas, o jisai yra stabdis, jisai padės jums per daug nenuklysti į šoną. Tačiau tuo pačiu metu jisai turėtų jūs ir palaikyti, kad, aš manau, kad turėtų palaikyti, kad ta idėja bent jau būtų išbandyta ir galbūt ją įgyvendinant kils idėjų kitoms verslo, kitiems verslo bandymams. Ir dar dėl kavinukės galima įsiterpti šiek tiek, kas yra labai svarbu apsvarstyti lokaciją, vietą, kur planuoja tą vietą, kad ar tikrai toje vietoje pasiteisins, ar ne per mažas miestelis, ar pakankamai judri gatvė, ar netoliese yra kažkokia tais įstaiga, kur galės žmonės ateiti. Tai prasme, lokacija tokiam socialiam labai dalykui yra super svarbi, šitą dalyką super reikia apsvarstyti. Taip, absoliučiai tam pritariu. Tačiau su maitinimo verslais yra tokia magija. Kiek aš keliauju Lietuvoje ir užsienį, esu pastebėjęs, kad vienas šalia kito, restoranas, klubas, kavinė, kavinukė, ne? Vienas yra pilnas, visai šalia kitas yra absoliučiai tuščias. Tai manau, kad šitas verslas yra tam tikra prasme dvasiškas ir turi tam tikrą dvasią, kažkokią tai krūvį religinį, galbūt, gal ta lokacija, gal ta energija kažkokia tai yra, bet yra kažkas su maitinimo verslais, kad jie turi turėti tą dvasią, kad pritraukti žmonės, ne? Paimkime, pavyzdžiui, čia Kaune yra berods ta Kofein prie Soboro. Šalia jos yra, anksčiau buvo ten kažkokia kita kavinė, gal prieš metus ar porą. Ir jinai buvo absoliučiai tuščia, labai gražus interjeras, labai gražus aptarnavimas, gera kava, bet žmonės neėjo. Visi ėjo į tą knygyną, tuo metu ten vadinosi. Tai va, tai sakyčiau, irgi pasitarti su kažkokiais energijos ekspertais dėl lokacijos. Ar ta vieta turi gerą teigiamą energiją pritraukti žmonės. Ok, keliam toliau, praktikuotis prieš kamerą ir rašinėjant keletą tekstų, bandymų, kuriuos galima po to pasipraktikavimą ištrinti teisingai. Vieni kitiems patarė ar šaunuoliai. Aha, tai kaip sukurti tvarią kirpyklą be finansų ir be paskolų. Geras klausimas. Turiu idėją, kaip turi atrodyti ir veikti tokia kirpykla, kuri saugi ir sveika žmogui ir aplinkai. Dėkoju už jūsų rekomendacijas. Pradėti kirpyklą be investicijų. Geras klausimas. Sakyčiau, galbūt rasti kirpyklą, kuri bankrutuoja ir ją įsigyti, mokant savininkui iš ateities pelno. Ką irgi, tai esu sužinojęs gan neseniai, sakau, tam tikrus verslo pirkėjus pardavėjus internete. Tai jų strategija yra ta, kad jie perka verslus, tarkim, su pradiniu kapitalu kažkokiu tai minimaliu, kurį jie įneša, arba tarėsi su savininku, kad perka verslą ir mokės tam tikrais mokėjimais, tarkim, kas mėnesį, kas pusmetį, kas metus iš pelno. Ir tada yra pats savininkas buvęs motyvuotas padėti sėkmingai kurti verslą, tiek jums yra lengviau jį perimti, sukurti, kai jau yra infrastruktūra, kai jau yra klientai, kai jau yra lokacija, kai jau yra verslo modelis. Tai va, tai taip staigiai tik tais tokia mintis ateina.
mažai bendrija ar verslo liudijimas pagal pažymą. Žiūrint, kokia verslo sritis, verslo liudijimas berods neatleidžia jūsų nuo civilinės atsakomybės, tai nepatariu, jeigu ilgalaikis verslas, o jeigu trumpalaikis, tada sakyčiau jo individuali veikla arba pagal pažymą. Toliau. Ok. Aina. Mes galim padiskutuoti apie buvimą savimi atskirai. Mano kontaktai pasidalinu per skaidrės. Visą laiką atviras diskusijoms. Turint neįgalumą, kas geriau dirbti pagal individualią veiklą ar mažą bendriją. Ir ar 3D spausdintuvo niša vis dar paklausi. 3D, neįgalumas, manau, čia yra ne faktorius jūsų verslo formatui legaliam. Sakyčiau, pradėti galbūt su individualiai veikla, bent pusmetį, pažiūrėti, ar jums sekasi ir tada pereiti prie mažosios bendrijos. 3D spausdinimas reiktų pasitikinti, kam, ar Lietuvoje, ar užsienį. Manau, tam niša yra. Kaip tik prieš kelias dienas mačiau, kaip vienas kinas su 3D spausdina automobiliams bumperius, priekinius. Tai va, tai manau, kad visai realu. Toliau žiūrime, gal dar koks crowdfunding. Jo, galima rasti, pavyzdžiui, kas liečia kirpyklą be finansų, galima crowdfunding daryti ir rasti kelis investuotojus, verslo finansavimo platformas, kurios naudingos, galima rasti žmonės, kurie turi per daug pinigų ir tiesiog nori juos įdarbinti ir jeigu jūs juos įtikinate su savo verslo planu, tada galite su jais kontaktuoti. Čia tikrai yra iš ko pasirinkti, tik yra klausimas jūsų gebėjimo dėrėtis su tais, kas turi pinigų. Labai. Tai sveiki. Aš turiu tikrovišką situaciją. Anksčiau būdavo lengvatinės paskolos jauniesiems verslininkams. Tai turiu tikrą įvykį, kur padėjau samdomą darbą dirbančiam kirpėjui užpildyti paraišką. Jisai gavo lengvatinę paskolą, o kaip savo dalį pridėjo vartotojišką kreditą, kurį gavo tiesiog iš banko dar dirbdamas samdomų kirpėjų ir tokiu būdu atidarė savo kirpyklą. Na va, su kitų pinigais galima drąsiai irgi pasinaudoti. Berods, dabar kaip vadinasi ta Invega, berods, kas dirba su tom paskolom. Ok, ir tada visiems, kas buvo iki galo, šaunuoliai, ačiū, dovana jums, arba tiksliau pasiūlymas jums, yra verslo mentorystės programa. Tai yra programa, su kuria mes dirbame kaip įmonė, esam tarpininkai Lietuvoje, galbūt kažkam teko girdėti. Šios programos tikslas yra žinių mainai ES lygiu. Dar Danielius, matau, turi klausimą, gali klausti? Aš šitaip pakėlęs ranką buvau, dalį jau kaip ir klausimų pavyko atsakyti, aš atsiprašau iš karto, kad be kameros, bet nėra mano dirbtuvėse kompas su kameros. Tai mes čia kalbėjom labiau iš tos emocinės tokios pusės ir panašiai, tai iš tos emocinės pusės, va tarkim, ką daryti, įvyko tas toks visiškas feilas, tai tokia nesėkmė ir tikrai būni labai toks nusivylęs savimi, labai kritiškai nusiteikęs ir taip toliau, ir kaip atsistatyti atgal į tą tokį režimą darbui, kad ta nesėkmė nepradangintų tos motyvacijos amžiams, o vis tik tai ištraukti save iš duobės. Labai geras klausimas. Buvau šitoj situacijai gal 3 ar 4 kartus.
Mano strategija yra kaip apskaitoj nurašyti į nuostolius. Tiesiog tą patirtį nurašyti į nuostolius arba iš jos pasimti maksimalią pamoką. Nėra, tiesiog, praeitis, skausmas, jisai yra geras mokytojas, tačiau kai mes užsitikrinam, tai yra, tiesiog laiko švaistymas. Tai aš tiesiog nurašau tai į mokymosi sąnaudas, į išlaidas, kurios negrįž, bet tai yra investicija galbūt į ateitį. Brangi pamoka. Brangi pamoka būtent, brangiausias pamoka, kaip čia didžiausias pamokos brangiausiai kainuoja. Tiesa, man aš irgi investuoju į startupus, į kitus verslus ir gal pusę jų tikrai dega. Tiesiog priimu tai kaip mokymų mokestį. Tiesiog nurašau į žinias, į patirtį. Kas liečia, pavyzdžiui, liečia emocinį susitvarkymą. Jeigu, pavyzdžiui, tas požiūris, mąstymas nepadeda, tada yra NLP technikos, kurios padeda su to susitvarkyti ir išmokti tas pamokas greičiau. Viena iš jų yra laiko linijos terapija, kuomet mes einam į praeitį, peržiūrim tą situaciją, ją pakeičiam vizualiai, ten yra žingsniai ir tada žmogus absoliučiai taip jaučiasi. Tai jeigu bus įdomu, tada galite irgi rašyti mums laišką arba man susisiekti ir tada galbūt kažką išspręsim. Bet esmė, kad nurašau į išlaidas, į sąnaudas, kurios negrįš ir tiesiog tai yra pamoka, mokestis už patirtį. Aš tai sumokėjau. O patirtis niekur nedings. Tai va, tai ačiū už klausimą. Ačiū, Linai. Ir dar jeigu galima, dar paskutinį tokį, čia labiau buvo iš tos emocinės pusės, tokio pasiryžimo ir taip toliau, jeigu žiūrėti iš tokių apčiuopiamesnių dalykų, kokie 3 ar ten 5, nežinau, kiek nuspręsit komponentai yra tie, kurie yra privalomi, kuriant ar ten turint verslą? Nežinau, svetainė, socialiniai tinklai, buveinė, čia taip random mėtau idėjas tiesiog, kas jums atrodo tie? Pirmiausia, tai yra finansinis raštingumas, suprasti apskaitą. Nes labai, tiesiog kaip verslo vadovui, kaip kūrėjui, amatininkui, tu turi tvarkingai vesti savo apskaitą ir mokėti skaičiuoti pinigus, nuostolį ir sąnaudas. Tai visą laiką patariu visiems, tiek savo studentams, tiek draugams, kas kuria verslą, pirmiausia, finansinės žinios. Supraskit apskaitą, bent jau pagrindus, balansą, nuostolis ir pelnas, ane? Antras dalykas, kas yra svarbu, tai visai neseniai irgi sužinojau strategiją ir dabar irgi ją taikysiu. Tai yra vienas produktas, kuris sprendžia vieną problemą, kurį komunikuoji per vieną kanalą ir vienai tiksliniai grupiai. Tai manau, kad pateisėti savo verslo idėją, toks minimalus modelis veikia gan gerai. Ir trečias dalykas yra verslo partneriai arba mentorius. Partneriai, nes jie jūs moko apie rinką, moko apie verslo nišą, kurioje jūs dirbate, o mentorius yra tas žmogus, kuris daugiau žino, kuris tai jau yra daręs ir jums padės išvengti kvailų klaidų ir matyti tai, ko jums trūksta. Svetainė, manau, nebūtina. Dabar yra tie landing page, kur tiesiog yra vienas puslapis vienam produktui. Yra socialiniai tinklai, kur tu gali prikabinti produktą jau prie video, prie reklamos, tai ta idėja. Manau, viskas, apskaita, verslo partneriai ir minimali strategija pateisinti savo verslo produktui. Minimali strategija.
Ačiū, Linai, čia kaip iš marketingo pusės teisingas pastebėjimas, nes žinutė turi būti kuo aiškesnė ir tas labai svarbu yra iškomunikuoti, kad kiekviena auditorija turi savo poreikius ir jai komunikuoti tai, kas jai aktualu. Ja. Super. Jeigu žiūrite politiką, tai, pavyzdžiui, kaip kalba Trumpas, JAV prezidentas. Jo, kaip žmogus galbūt yra kvestionuojamas, bet jo komunikacija yra labai tiksli, paprasta, aiškiai supras ir trimetis vaikas. Ir dėl to jisai laimi. Tai va, tai taip pat turbūt ir su marketingu. Ok, grįžtam prie tolesnių, prie jūsų bonuso, tai yra verslo mentorystės programa ES lygių, kurios tikslas yra žinių mainai tarp patyrusių verslininkų ir tokių, kurie nori verslą kurti arba turi mažai verslo patirties, jau įkūrę verslą. Taip pat tikslas yra skatinti verslumą, komerciją skirtingose šalyse, skatinti inovacijas, bendradarbiavimą tarp sienų ir kurti sėkmingus verslus. Tai čia yra tokie tikslai. Šitas užpakoti netikėtai. Toliau yra dvi kategorijos, kas dalyvauja šioje programai. Tai yra pradedantysis verslininkas, kurio yra 3 pagrindiniai kriterijai. Tai yra verslo patirtis iki 3 metų, bendra verslo patirtis, nes iki 3 metų skaitosi, kad esate pradedantysis, kas yra aukščiau, jau yra daug patirties. Kalbant apie verslą, jūs jau turite verslą, kuris veikia, ar tarkim individualią veiklą, ar tai pagal verslo liudijimą, arba turite verslo idėją, kurią norite pradėti, vat kaip čia minėjo mane, kirpykla ar kavinukė. Ir gebėjimas bendrauti anglų kalba, nes tai yra tarptautinė programa. Mentorius, kurį galite rasti duomenų bazėj, jo patirtis yra bent 3 metus sėkmingai vykdyti verslą ir dažniausiai jie irgi bendrauja anglų kalba, išimtiniais atvejais, tarkim, Balkanai, Turkija gali bendrauti ir rusų kalbom arba Vokietijoje vokiečių, taip, bet vis tiek pagrindas turėtų būti anglų kalba. Formatas, tai nėra darbas, tai nėra praktika ir tai nėra savanorystė. Tai yra patirtis, kuomet mentorius ir pradedantysis verslininkas keičiasi savo žiniomis pasiekti bendrą tikslą. Tai yra įkurti verslą arba įgyvendinti kažkokį tai projektą ir tuo pačiu pagerinti esamą mentoriaus verslą. Privaloma yra turėti bent 8 kontaktinės veiklos valandas per savaitę. Tai reiškia, pavyzdžiui, kad susitinkate 2 sykius per savaitę po 4 valandas, kuomet aptarėt atliktas veiklas, užduotis ir imatės naujų. Mainai galimi vietoje arba per nuotolį, tai reiškia, kad, pavyzdžiui, jeigu studijuojate, mokotės, dirbate, turite šeimas, negalite išvykti, galite dalyvauti mainuose online, o jeigu norite vykti į kitą šalį, tai tam yra skiriamas finansavimas, dotacija mėnesinė, kuris skiriama ES jums, kad ši patirtis įvyktų. Ir žinoma, tai turi būti abipusė nauda ir vertė tiek mentoriui, tiek pradedančiam verslininkui. Minimali trukmė mėnuo, maksimali trukmė 6 mėnesiai. Tai galima pasirinkti, kiek norite išbūti ir užsiimti su mentoriumi. Kodėl verta į šią programą įsitraukti, tai yra, nes tai yra unikali patirtis. Aš pats joje dalyvavau ir iki šiol bendrauju su savo mentoriais, jau berods 7 metai. Ir šiuo metu esu tarpininkas šitoj programai, padedu kitiems surasti savo mentorius,
arba tuos pradžiamokslius, kurie gali padėti verslui pažiūrėti į kitomis akimis. Verslo partneris ir mentorius. Mentorystė yra santykiai su žmogum. Tai galite rasti savo verslo partnerį arba netgi mentorių ilgojų laikotarpių, nes mainai nebūtinai turi baigtis pasibaigus jiems oficialiai. Puikiai proga pasipraktikuoti užsienio kalbas, kas yra primiršę. Puikiai proga išbandyti savo produktą užsienio rinkose arba sukurti kažką naujo. Pavyzdžiui, kam reikia krypties, strategijos, mentorius gali su tuo padėti ir tuo pačiu padėti jums sukurti naują produktą arba paslaugą. Ko gero, geriausias privalumas yra tai, kad nėra įsipareigojama kurti verslą grįžus po mainų. Taip pat kas yra privaloma su kitais finansavimais, kad ir programam, tai yra tai, kad jūsų reikalauja kurti verslą ir kurti darbo vietas. Čia yra grinai mokymosi patirtis. Ir jeigu jūsų požiūris, motyvacija pasikeitė po mokymų, tai yra absoliučiai normalu. Ir kol yra motyvacija kažką daryti, tol yra gerai. Ir išvengiame pradžiamokslio klaidų. Tai visi tie patarimai, kuriuos aš atsakiau šiandien, jums gali atsakyti ir mentorius. Ir tie atsakymai gali būti gilesni, išsamesni ir ilgalaikiai. Jis gali jūsų vesti į priekį. Tai kam įdomu, skanokite QR kodą arba rašykite mums. Mes nemokamai konsultuojame ir registruojame, padedam su dokumentais, nes mūsų darbas ir tikslas ir yra suvesti mentorius su pradedančiaisiais verslininkais, kurie rimtai yra nusiteikę kažką kurti, pradėti ir įgyvendinti. Tai ir mūsų galite rasti, vėlgi, nuskrienę QR kodą arba lengviausia yra socialiniai tinklai, apačioj Efektas Group, Facebook'e, Instagram'e ir LinkedIn'e. Tai galimas screenshotas kažkoks, tai ekrano nuotrauka, arba tada, kas nori asmeniškai pasikalbėti, padiskutuoti, galite rasti mane LinkedIn'e šiuo vardu. Tai jeigu dar kažkokių klausimų atsiras, aš atsakysiu mielai, jeigu ne, tada, manau, galime baigti šį pokalbį. Ačiū labai, Linai. Gražios dienos visiems. Ačiū labai. Visiems gražios dienos. Ačiū labai, labai naudinga buvo paklausyti. Malonu, dėkui. Ačiū. Viso geriausio. Ačiū, viso gero. Viso geriausio, sėkmės. Iki. Dėkoju. Viso, prašom. Ačiū viso. Viso geriausio. Mano kolega pasidalino irgi mūsų čate nuorodą į programą, tai kas nespėjo nusifotografuoti, nuskinuoti, kad galėsite rasti ją mūsų šitam čate. Tai visiems gražios dienos ir iki kitų kartų, ko gero.